ėjo per gatvę. Ar gali jam duoti šiandien patarimą? Ką reikia daryti? Priminti jam taisyklės. Ką reikia padaryti, kad tam drambliukui vėl taip neatsitiktų? Reikia eiti per žalią šviesą, taip. Kur reikia pasižiūrėti? Į kairę ir į dešinę reikia pasižiūrėti, taip. Ar gali tekinas bėgti drambliukas? O kaip reikia eiti per gatvę? Kokiu greičiu? Kokiu greičiu? Po biškiuką. O dabar tas drambliukas, tu gali jo pagailėti? Ar gali pagailėti? O kaip tu pagailėtum pats drambliuko parodyti? Kaip pagailėtum? Kas galėtų ateiti pagailėti drambliuko? Gerai, ateik Domukai, tu pagailėk drambliuko. Jeigu jam atsitiko bėda, kaip tu mokėsi? Kaip tu jo pagailėsi? Pagailėkit va šitai. Va tai, prisiglausit švelniai ir dar kaip paglostysit. Ir kokį duosi dar patarimą, kad būtų koks? Laimingas. Koks dar? Ir atsargus, koks dar? Visi pagalvokit. Koks dar būtų drambliukas? Greičiau tegul gyja, sako Jėzus. Žada su jumis toliau mokytis eismo taisyklių ir jau kaip ateis vasarai, jūs bus visiškai pasveikęs. Taip, drambliukas dabar atsisės ir pasižiūrės, kaip jūs mokate vienas kito pagailėti. Gerai, aš dabar vaikučiai kviečiu 2 vaikučius ateiti pas mane. Pas mane ateina dabar Darija ir Airidas. Ateikite būti čia. Ir štai. Aš turiu peiliuką, kuris man nori išduoti vieną paslaptį. Jis vakar visą dieną verkė, be priežasties. Šiaip sau sugalvoju ir verkė. Ir jam krito ašaros. Kokį duosim patarimą, kad peiliukas šitas neverktų? Airidai, kokį duosim patarimą, kad atsisėskit visi kiti? Kokį duosim patarimą, kad draugas neverktų daugiau? Kas gali atsitikti verkiui? Be reikalo. Gali tekti nešioti netgi akinius, taip. O kada galima paverkti? Darija, kada galima paverkti? Kai ką nors skauda, kai užsigauni, ar ne? Taip. O kaip pagailėsim verkiančio, jeigu, pavyzdžiui, tu paimk dabar į rankytės peiliuką ir tu būk labai liūdna, apsikabink. Apsikabink, taip. O dabar Mėta ateis pagailėti, o mes visi pasižiūrėkim, ar Mėta mokės pagailėti verkiančią, peiliuką nuleis Elvytė, peiliukas dabar yra liūdnas, Elvytė ateina. Va taip gražiai pagailėsim. Vaiksiai, tokia maža lėlytė, turėjom didelę lėlytę. O labai sunki lovytė pas mus. Padėkit, kas atnešit lovytę. Selijus didesnius vyrus padės panešti lovytę mums. Lėlytė, padėkim. Taip. Na ir lėlytė gal didesnė. Nesusijokim, ar man tai nesunku? Taip, na tai dabar lėlytė, kur miega paprastai, tai ir paguldykit. Paguldykit lėlytę, taip. Lėlytė, nosytė, kad matytųsi gerai. Lėlytė be lovytės nepailsėtų. Labai atsargiai. Užmigdom. Ačiū. O dabar sakykit, vaikai, pasuksit. Nu, jeigu supat, tai dar, o lopšinę mokat, kokią prisimenat? Padainuojam, kokią Emiliją. Pasiklausykim Emilijos ir patarkim jai. Pupa, kas ta pupa supa, supa tėtis ir mama, ir katytė nušaunulė, jau lėlytė užmigo. Atnešk lėkštutę ir puodelį.
yra 3 daiktai, sakykim. Norit pamaitinti lėlytę, kurie daiktai reikalingi? Ar flamasteris reikalingas? Na, o kas reikalingas? Tai šitie daiktai tinka į porą. Šaunuoliai, ieškom dar daiktų, kurie tinka į porą. O dabar apsižvalgykit. Jūsų batukai šliurytės, kur yra. Pasižiūrim į savo batukus. Ir dabar pasakykit. O kas ant kojų mums tiktų pirštinės? Ne. O kas tinka? Kojinės tinka į kojas. Labai teisingai. Tai dabar aš paprašysiu, kad jūs atsisėstumėt ir gausim tokias užduotėlės. Čia visokių daiktų pripiešta. Pripiešta visokių daiktų ir jūs gausit sujungti tuos daiktus, kurie tinka į porą. Taip? O gėlytė su kuo tinka į porą? Į vazą. Supratot. Atsisėdom prie staliuko. Pasimsim flamasteriukus. Pasirinkit, ką tu norėsi. Ar skirtumus, ar kas tinkamus. O čia kas netinka išbrauksim, taip? O čia sujungsiu, kas tinka? Aš apėdžiuoju. Neapvedžiojimai, čia reikia išbraukti, kas netinka, arba sujungti, kas tinka. Prašau. Va. Bloko pustos susijungia. Jautukas esti. Teisingai. Kas netinka. Kas netinka. Teisingai. Vaikai, pakeliam rankytę gerai. Kas netinka, čia prisimeni, kaip darėm. Kas tinka, teisingai, tik tai nuspalvim. Taip, kas netinka, čia išbrauk. Čia kas netinka. Šaunuolė, tik nuspalvim. Labai gražiai.